Labas vakaras. Vox Artificum iš lotynų kalbos menininkų balsas. Tai renginių ciklas, kuris yra skirtas matomų ir nematomų kūrybinių procesų, menininkų ar menininkių kasdienybės, ieškojimo, atradimų ir dabartinių tendencijų apžvalgai. Ir šiandien trečioji renginio viešnia, šokėjas, choreografas, dėstytojas, vienas iš šiuolaikinio šokio trupės Nuepiko įkūrėjas, Marius Pinigis. Labas, Mariau. Labas, Ernai, labai šauniai pristatei. Viską tiksliai kaip iš vadovėlio. Aš pasiruošiu šitam renginiui. Aš supratau. Tai trumpai pristatysiu, jeigu leisi. Ilgą laiką buvęs Kauno šokio teatro Aura šokėjų, pastaruoju metu ne tik reguliariai dirba kaip šokėjas, aktyviai kuria ir pristato savo darbus, bet ir rūpinasi šokio sklaida Kaune, įsitraukė į Kauno miesto kultūrinio lauko plėtros procesus. Už savo aktyvią meninę veiklą Marius yra apdovanotas ne vienu profesionaliu scenos menų apdovanojimu. Aktyviai veikia ne tik užsiimdamas edukacinę veiklą, bet ir pats nuolat stažuojasi užsienyje vykstančiuose šokio seminaruose, dirbtuvėse, intensyviuose kursuose ir čia nebejoju, Marius dar galėtų pridėti, ką jisai daro. Mariau, pirmas klausimas, kurio aš klausiu visų šiame renginyje besilankančių viešnių, kaip tu galėtum vienu sakiniu apibūdinti save? Aš save apibūdinčiau energijos rutulių su daug liežuvių. Tai reiškia, kad, nežinau, turiu kažkokią neišsemamą energiją, nors kai būnu vienas su savim, atrodo, kad tos energijos visada šiaip neturiu. Bet ką dar supratau, kad vat būtent tas energijos rutulys, kuris turi būti pamaitintas, tai tie liežuviai dažniausiai nukreipti, ar tie čiuptuvai kažkokie nukreipti į žmonės, bet ta gerąja prasme, kad man labai svarbu būti sociume tarp žmonių, nes aš kažkaip, nežinau, geriausiai atsiskleidžiu ir greičiausiai mokausi dalykų būdamas tarp žmonių. Tai toks nesinori vadinti save, nežinau, devindarbė, nes ne visai gal tai būtų tikslu, atrodytų, kad tada dirbu ir nesimėgauju, bet tiesiog esu, nežinau, man patinka save suprasti kaip kažkokią energetinę visumą, kuris sklendžia per judesį visatoje ir ta energija susitelkia kažkurį tai momentą į tam tikrą sritį priklausomai nuo akimirkos ar nuo to, kur man ta akimirka yra įdomu ir kur tie galbūt žmonės, kurie atsiranda tą akimirką mano gyvenime, mane veda ir aš toks, tas žaismingumas irgi tuo pačiu metu kažkaip save, nežinau, nuolat perkurti ar gal drąsa mesti save truputį ten, kur gal kažkas tai nepažinta ir nebūtinai pagal vadovėlį, tai ten tada visada atsiduriu kažkaip aš. Ir to specialiai neplanuoju, tikrai nėra pas mane ant sienos parašyta, kad Mariau, būk rytoj drąsus. Bet, stengiuosi kažkaip, nežinau, jeigu jaučiu, kad, nežinau, žmonės kažkur pakviečia, man nors tai yra nepažįstama, netirta, man visada smalsu ten atsidurti, o jeigu žmonės sako, kad gal čia nereikia, man tada dar labiau noris kažką tai daryti. Tai energijos rutulys su liežuvėliais, čiuptuvėliais. Fantastika, man labai patinka, kai aš paprašiau papasakot vienu sakiniu ir aš ties 5 nustau skaičiuot, tai mes tikrai dar pakalbėsim ir apie energijas, ir apie žmonės tavo gyvenime, bet pradėkime nuo pat pradžių, nuo tokios retrospektyvos. Tu augai Panevėžy. Apie ką Marius svajojo, kai jam, nežinau, buvo kokie 6 metai? Bandau prisiminti, nes labai daug apie ką svajoju. Jo, iš tikrųjų, tuo metu Panevėžyje labai daug to pasirinkimo svajonėm, tiesą pasakius, nebuvo daug. Labai save sunku galbūt lyginti su kitais Lietuvos miestais, ypač didesniais tokiais kaip Kaunas ir
dar didesniais kaip Vilnius, ir dabar kai tenka po pasaulį pakeliauti ir dar didesniais, tai to vaikiuko galvoj, tos svajonės, tokias, nežinau, buvo gal pakankamai paprastas, tiesą pasakius, nežinau, atrasti kažkokį hobį, tinkamą būrelį, kur nebūtų, nežinau, muštynių, kažkokių to bulinimo, nes mes kalbam apie laikus po 90-ųjų. Aš toksai esu vaikas iš vat būtent iš to gimęs pertvarkoje, tam lūžėje, tai nežinau, man kažkaip vat, tokia ta vat pereinamo būsena tos šalies gal ir persidavė šiaip tokį, nežinau, toks bendras noras net ir vaikui būnant suprasti gal kažkokias paprastus dalykus, kurie netrikdytų, nes šiaip esu, nežinau, nuo pat mažumės taikus žmogus, teisingas gal žmogus, man kažkaip tie tokie žodžiai, taip save gal vaikystėje, kaip save matau, tai man kažkokie tokie, nežinau, fiziniai konfliktai, dar kažkas labai netiko, tai aš visą laiką labai ieškojau vietos saviraiškai ir, na, tai nebuvo lengva ir savaime suprantama, bet visiško atsitiktinumo dėka, tų atsitiktinumų mano gyvenime tiek daug, kad atrodo, tie atsitiktinumai yra dėsningumai. Tai pirmas atsitiktinumas, kad atsidūriau mokykloje, kuri yra stipriai susieta su teatru. Ir tai tapo kažkokia vat oazė, o kadangi Panevėžyje, na, Panevėžys, jeigu kalbant apie teatrą, tai žinomas daugiausiai dėl Juozo Miltinio pavardės. Na, tai Juozas Miltinis yra daug kartų kažkaip minėjęs, kad tas teatras yra tarsi sala, kurios kaip ir nėra, tokia sala, kažkokia oazė. Tai vat man ta mokykla ir tapo ta sala mieste, kuriame iš tikrųjų pakankamai daug smurto, galbūt ir jaunimas yra labai toks, buvo pilkas tuo metu ir vienpusiškas. Tuo tarpu mūsų mokykloje kažkaip daugiau tos laisvės buvo ir man tai atrodo normalybė, man tai netrodė kažkas, kad kita, bet, nu, aišku, būdavo ta realybė, kai aš vaikystėje daug sportų įvairių lankiau, krepšinių daugiausiai, nu, tai vat, kai naidavai į treniruotis ir tekdavo varžybose žaistis, tai kartais galvodavai, ką daugiau darai, ar į krepšį mėtai, ar kumščiais musikuoji, drabužiniai, rūbiniai, tai va tokios paprastas svajonės, kažkokios labai buvo tos normalybės, kažkokios ir vietos saviraiškai. Kada ir kaip tavo gyvenime atsiranda šokis? Nu, dabar tai aišku, vat, kaip pas mane labai daug tos mitologijos gyvenime, nes labai daug kalbu, tai ir galvoju daug kalbu ir daug tų istorijų apie gal save susigalvoju, nu, šiaip pasaulis yra toksai, mes visą laiką reflektuojam jį į save ir neretu atveju tos gal istorijos, kurias savo pasakojam, jos ir tampa mumis pačiais. Tai aš savo esu įtikėjęs, nu ir taip tokia refleksija pasidaręs per gyvenimą, kad kiek save prisimenu, tiek judu, ar tai tuo metu būtų galima pavadinti šokiu, bet kiek save pamenu sąmoningą, tai visada pas mane to tokio judesio, kuris kaip ir šokis, kaip ir vaidyba, kažkoks teatrališkumas visada jis egzistavo. Man būdavo, nežinau, šeimos baliai, reikia, nereikia, aš visą laiką kostiumas ir ten kažką vaidini, griūni, ropoji, drama kažkokia, visi žiūri ir ten panašiai. Ir man tas, nu paskui jau, kai brolis dar atsirado ir paaugo iki tokio lygio, kad galėtų atsistoti pats ir kažką išlementi. Mes pradėjom spektaklius namie kurti taip, kaip supratom ir panašiai, bet pas mus ta kažkokia keista, tokia visiškai neapdorota kūryba namie nuo pat mažumės buvo. Tai pirmiau pas mane, tiesą pasakius, gal tas toks neapdorotas fiziškumas tai visą laiką egzistavo. Turiu istoriją tokią, kad, na, aš kalbėjau jo apie tą bulinimą, bet ir pats kažkaip pasąmoningai buvau nesuprastas, tai aš
turiu karjerą darželyje 3 savaičių, mane tiesiog išmetė, nes buvau per judrus, bet tuo metu nebuvo gal taip kaip dabar yra, ar ne, suvokimas, kad mes kaip žmonės esame labai skirtingų saviraiškos būdų, nėra vieno būdo, kaip būti erdvėj, kaip egzistuoti tarp kitų, ne, vieni stebėtojai, kiti veikėjai, tai aš būdavau, man reikia pirmą daug ko padaryti ir aš tada nusiraminu. Ir tai tas darželė labai netiko. Ir jo, mano karjera ten labai greit pasibaigė, bet šiaip tai teatras jo pirmiau gal atsirado vien todėl, kad tokiai mokykloje esi, tai natūralu, kad toje aplinkoje ir pradedi matyti šiek tiek pasaulį per tą teatrą, nes mūsų mokykla surišta su Juozo Miltinio dramos teatru buvo, tai spektakliai, nuolatinės pamokos teatro ir panašiai, tai ten to tokio kaip šokio nebuvo, bet aš visą laiką, jeigu būdavo etiudai, tai dažniausiai judesys pirmoje vietoje pas mane ateidavo, tai personažai judesinį, jeigu reikėdavo kokią kremzlę pavaidinti, tai būdavo aš. Ir ką nors kokį keistą gyvūną dar panašiai, tai tas skleidėsi natūraliai, o šokis jo atsirado tiesiog su MTV kanalu, pirmi tie pamatymai, nežinau, kai netyčia televizija pagauna kabelinę ten Viva ar MTV, ir tai aš Michaelą Jacksoną pamačiau ir tada man buvo viskas, aš galvoju, wow, jisai ir teatrališkas, ir dainuoja, ir nerealiai šoka, tai tiesiog kažkaip pradėjau, tuo metu, aišku, čia visiškai dinozaurų laikai, jokio YouTube'o, jokio nieko, tai kaip prisimeni, bandai kopijuoti kiekvieną kartą pamatęs, ten įsirašyti, gal dainą, gal video ar panašiai, tai tas šokis toksai visiškai per aplinkui, ir mokyklai tautiniai šokiai, kurių nekenčiau visą savo širdim, nes man, tiesiog, bet tą akimirką, aš dabar tai norėčiau su laiko mašina sugrįžti ir kaip norėčiau išmokti normaliai šokti, net šiuolaikinis šokis, taigi kaip ten sako, mūsų gaudimas ir grindų valymas. Tai bet tuo metu, man tai buvo visiškai svetima forma, nes tai buvo forma, tai mus mokė kaip formos kažkokios ir aš tiesiog gal, buvau per jaunas suprasti ir manęs neužkabino. Bet mane užkabino ta teatrališka šokio pusė, jos tautinėse šokiuose kažkaip nelabai buvo ir man tas neužsiliko. O tas, sakykime, šiuolaikinis šokis, tai jo, jis atsirado tada, kai aš atvykau į Kauną ir pamenu, kad čia tokia buvo virtinė atsitiktinių, tų tokių atsitiktinumų, dėsningumų, kurie ir nuvedė iki ten, kur dabar esu, tai kad tiesiog aš, būdamas 18 metų visų pirma, nežinojau gal, kuom aš vėl noriu būti, energijos turiu, atrodo ir tas įdomu, planavau stoti į aktorinį, nes, kaip ir buvo logiška, atrodė mokyklai, kad, man ten visi sako, kad tau ten vieta scenų ir panašiai, ir aš pats to įtikėjau ir tame tikrai gerai jaučiausi ir kadangi pagrindinė ta saviraiškos forma ir buvo teatras, tai taip ir dėsninga atrodė, kad stoti aktorinį ir kaip ir visai galvojau apie tai, bet tuo pačiu, ypač tuo metu tai buvo labai gaju, dabar tai tas jau keičiasi ir tas pats mąstymas, kad menas, kaip aš sakyti, čia nieko nepelninga, čia panašiai, bet čia eina kalba apie 2000-uosius, kur tai iš tikrųjų truputį buvo sudėtingesnė situacija su teatru ir panašiai. Turim dabar situaciją su kultūra, vis tiek nėra kažkur prioritetų lenteliai ten, bet čia jau yra požiūris pačios valdžios, bet šiaip žmonių tarpe, man atrodo, žodis menas ir kultūra tai kaip tik reiškia aukštą lygį ir tą tavo statusą kažkokį visuomeniai, pagarbą. Tuo metu tos pagarbos mažiau buvo, tai man tai buvo nedrąsu gal net ir savo tėvams sakyti, kad gal visai norėčiau pabandyti, nes mokiausi tikrai gerai visose srityse ir pabaigiau mokyklą aukštais balais, tai kažkaip tą savo svajonę paskutinę sekundę nustumu, bet gal dar ir tą baimę, nes visai prisiklausai apie stojamuosius ir panašiai, tai tu toksai
tarp baimės, tarp gal nepasitikėjimo ir gal kažką kitą studijuosiu ir kadangi nuo pat mažumės mane labai domina istorijos ir istorija, tai pagalvojau, kas čia toksai būtų mokslas globalus, kuris apimtų istoriją, visuomenę, galvoju, politiką, politikos mokslai. Ir vat atsidūriau Kaune ir vat, kadangi reikėjo rinktis tam tikrus dalykus, vis tiek to teatro nepaleidau, aš iš karto labai aktyviai įsijungiau į universiteto veiklas, mane visur ten pradėjo kviesti, performinti, tai aš ir ten ir Jacksono šokti pradėjau, žodžiu, ten buvo jo studentų visokie vakarai, tai ten duodavau šitos dalykus ir tada dar buvau pasirinkęs teatro discipliną universitete ir pamačiau Kauno šokio teatrą Aura. O vat vieną iš tų vakarų, apie kuriuos minėjau, kur šokau Jacksoną, mane tiesiog pamatė mergina, kuri vėliau tapo mano žmona, tuo metu Aurui šoko ir kaip tik Aura ieškojo vyrų šokėjų, tuo metu tai buvo ypatingai didelis trūkumas, tai yra vis dar trūkumas, bet tuo metu ta prasme gali imti bet ką, kad tik kojos, rankos būtų ir vyriškas, būtų dėmuo. Tai va mane pamatė, kad visai plastiškas, pakvietė ir man čia toksai buvo likimo ženklas. Galvoju, aš pats nepasirinkau, bet per aplinkui vis tiek mane tas šokis grąžino, to labiau, kad aš kai įstojau politikos mokslus, su pačiais mokslais viskas buvo tikrai labai gerai, man patiko, bet man labai trūko vietos saviraiškai, aš toks jaučiausi vis tiek kaip balta varna. Vėl toks keistas jausmas buvo, nes man Panevėžyje labai dažnai taip nutikdavo, kad atrodo aš kažkaip toks ekspresyvus ir ekstravagantiškas, kartais man visai ir tam Panevėžyje vietos nebuvo. Ir vėl aš įstojau mokslą, ten daugiau visi žmonės apie mokslą, aš kaip irgi taip, bet ta kita mano pusė mirė, visiškai mirė ir aš supratau, kad jeigu aš tik tai darysiu, čia ne mano kelias. Tai va, ir tada likimas paukšt tokį ženklą dėjo, aš nuėjau į Aurą, aš ten norėjau pačią pirmą sekundę prieiti prie Lietukaitės ir pasakyti, kad ten dantim grindis arsiu, viską darysiu, bet aš ten Aurui šoksiu, bet ten mane pati pasakė, sako, tu čia visai talentingas, turi duomenis, čia tu gali šokti ir man čia buvo viskas, man daugiau nieko nereikėjo. Ir paskui tik tais jo užsispyrimas, kruopštus darbas ir fanatizmas, va, ką gal, nežinau, iš Birutės pačios Lietukaitės paėmiau kaip didžiausia, galbūt tą, ne tai kad pamoką, bet įkvėpimą man labai tiesiog inspiravo ta meilė ir aistra tam, ką tu darai. Tai va, taip buvo toksai vienas iš pirmų žmonių, kur realistiškai, ne tie idealai iš MTV, kurie irgi tikriausiai fanatikai, kai Jacksonas ten, fanatikas muzikai ir šokiai, tai pagaliau realiai pamačiau tikrą žmogų priešai save, kuris šokyje 24 valandas per parą gyvena, ten svaigsta tik tame ir panašiai, net man per daug darbo, aš tiek nebuvau pasiruošęs, bet man tiek sužavėjo, o kadangi dar toks esu, užsispyręs kaip avinas kažkuria prasme ir gerąją ir blogąją prasme, tai man tik tiek ir tai reikėjo, galvoju, wow, viskas yra šansas ir turiu kabintis, nesvarbu kaip, ten, sakau, būdavo pamokas, einu su 7-mečiais, bet kai tu nori kažko, nes man dar tokia tada mintis buvo, ašgi šokti, tai šiuolaikinio šokio nemoku, aš esu ten kažką kitą daręs, panašiai, daug sporto, krepšinio žaidžiau, imtynės, daug įvairių sportų, ta koordinacija kūno buvo ir kūno šiaip dėkinga, nežinau, tėvai, seneliai, gamta davė, tai labai greitai išmokau dalykų, bet vis tiek reikėjo mokytis ir aš galvoju, Jėzu, šiuolaikinis šokis jis yra toks sudėtingas, šiaip fizinių reikalavimų, kiek ir aš tada galvoju, reikėtų pasimokyti, gal pastudijuoti. Ir tada aišku mintis, tai ką reikėtų tada gal arba mesti mokslus ir važiuoti į Vilnių akademiją, bet mane Birutė Lietukaitė iš karto šitą sako, nereikia, būk, aš tave išmokysiu, tave bandysiu įkelti projektus, kur atvažiuoja choreografai, tai aš tokia kaip maža žuvytė vandenyne įmestas. Plaukiau, bet sakau, nebuvo net jokių ten gėdos jausmos, sakau, kai su 7-mečiais jau ten, bet ten tiek visko dariau, aš pamenu per ypač pirmus kelis metus, kad tiek norėjau
stipriai, kad, apie tai net negalvojau, nebuvo ne akimirkos dviejonės, kad aš kažką čia darau. Tai va turbūt eini į pamoką, 7-mečiais žiedelį darai, o ten, nežinau, 15-30 sėdi geopolitikos paskaitoje su dar 130 mokslo žmonių ir tu analizuoji geopolitinę Rytų Europos situaciją, santykius su Rusija, tai va toks bipolinis reikalas. Kontrastai. Visiškas. Tai va toks, sakykime, iššokį tas toksai žingsnis, staiga iš tokių mažiukų, tokių turėjau labai didelį šuolį kažkaip tai padaryti. Dabar net pats, tai va kartais dabar kalbu ir taip savo norėtų per petį, taip Mariaus šaunuolis, nes aš pagalvojau, kad jo reikėjo drąsos. Reikėjo drąsos, bebaimiškumo ir gal, nežinau, nepergalvojimo, ar čia gerai daro, ar blogai. Tai dabar iš tos perspektyvos vyresnio žmogaus, vyresnio, ir mes tokie kartais būnam šiek tiek jau taip pasveriam, o tuo metu aš visiškai nesvėriau jokių kitokių variantų. Bet nepaisant to mokslus vis tiek pasibaigiau, nes pagalvojau, kad čia man visiškai netrukdo. O tai, kaip aš skaitau, aukštasis išsilavinimas, jisai dar ne bet koks, aš labai dėkingas, aišku, savo tėvams, kurie suteikia tą galimybę, nes tai nėra savaime suprantamas dalykas, tai aš kažkaip nenorėjau nuleisti to kažkaip, kad čia nesvarbu, nes aš čia šoksiu ir man nereikia to, gal aš tada kažką kitą mokysiuos, tą patį šokį kažkur važiuosiu studijuoti, bet vienintelis dalykas, apie ką galvojau, tai yra apie tai, kad verta pabandyti šitos du dalykus kažkaip apjungti ir kuo toliau vis labiau suprantu, kad tie du dalykai labai stipriai jungiasi, nepriklausomai ar dabartinis kontekstas, ar kažkokie kitokie, nežinau, įvairių tų situacijų yra buvo gyvenime, kur staiga tos žinios išmoktos studijuojant politikos mokslus praverčia meno, kultūros srityje įvairiais aspektais. Kaip manai, kodėl tu nusprendėjai, baigiai politikos mokslus, kaip ir pats sakai, tai yra du tokie kardinalūs poliai ir tu nusprendėjai likti šokį. Ir daugiau, nepaisant to, kaip tu sakai, kad išmanimas politikos, tai vis tiek suteikia, kaip pasakyti, toks priedas, prie to, ką tu darai, bet realiai politikos tavo gyvenime nebeliko. Tai mano klausimas yra, kada tau buvo aišku, kad, aš vis dėlto noriu daugiau keliauti šokį, noriu galbūt, nežinau, dirbti daugiau kaip choreografas, dirbti daugiau kaip šokėjas. Kada pasidarė aišku? Pirmą akimirką, kai jau nuėjau Kauno šokio teatro Auros studiją. Tikrai, iškart buvo aišku. Iš karto buvo, nes aš sakau, aš tai kažkaip, nežinau, tikiu lemtim ir šiaip žodis yra toksai tikiu, aš kažkaip didžiuojas, kad galiu sakyti, kad tikiu, nebūtinai tai reiškia, kad esu tikintis ir panašiai, bet taip aš tikiu kažkokiam didesnėm jėgom ir man patinka gyvenimą kažkaip matyti ne tik pro tą racionalų, paskaičiuotą, kažkokį sudėliotą naratyvą, o tikėjimas, kažkokia mitologija, dar kažkas man labai imponuoja, gal todėl nes aš šiaip esu linkęs abstraktesnį mąstymą, aš visą laiką save taip kažkaip abstrakčiau apibrėžiu, tai manau, kad menas apskritai, tai ir yra geriausias būdas ne tik save išreikšti, bet ir pažinti pasaulį, nes per kiekvieną net ir kūrybinį procesą, net jeigu tai yra labai kažkokia abstrakti galbūt idėja, bet man tai, aš taip išmokstu pamoką kažkokią, nesakau, kad knygų neskaitau, tikrai jas skaitau, bet aš kalbu, kad ne tik, kad perskaičiu enciklopedinę kažkokią kiekybinę informaciją ir aš sužinojau daugiau apie save, ar perskaičiau 3 knygas psichologijos ir daugiau apie save sužinojau. Man pavyzdžiui, daug daugiau naudos davė, kaip pastatėm spektaklį Perdegimas, apie perdegimo sindromą, kai tu realiai tą sušokį
ir pereini per tas būsenas, vau, kiek apie save daug sužinojau. Ir gero, ir blogo. Man tiesiog tai buvo super mokykla ir net tada tą spektaklį, kai tu rodai 30-40 kartų įvairiuose kontekstuose, kai žmonės ateina ir reflektuoja, tie, kurie susiduria su tom problemom, va tada tu išgirsti ir tai yra viskas labai gyva, tai yra viskas yra gyva, tai yra tu ne tik protų patiri, bet ir kūnų patiri. Tai vat man proto ir kūno jungtis atrodo, vat yra esminis dalykas, vat aš tą ir nuėjęs į Aurą iš karto pajutau, kad čia yra absoliučiai mano dalykas, turiu mašiną, nežinau kaip važiuoti, bet aš važiuoju, vat toksai buvo jausmas, bet sakau, tuo pačiu kažkaip iš to gal pareigos kažkokios, ar kad aš kažkaip nemėgstu mesti dalykų, kur norėjau savo vėl iššūkį mesti, galvoju, okei. Pažiūrim, ar įmanoma šitos du dalykus vis tik sukombinuoti. Turėjau savo planą B, jeigu sakykime, būtų per sudėtinga, na tai jo, politikos mokslo būtų iš šono būtų padėti. Aš kažkaip tikrai labai greitai tą sprendimą savo buvau priėmęs. Aišku, vis tiek aš kažkaip, su tėvais apie tai kalbėjau, vis tiek jaunas žmogus, buvau 19-20 metų, tai kažkaip labai apsidžiaugiau, kad mano tėvai absoliučiai neturėjo jokio ten, kas čia dabar, net nebuvo jokios minties, nes, nežinau, tikriausiai gyvenimas, ne pas visus yra va, ta tokia vienoda tiesė ir kreivė, kur tu eini tiesiog tiesiai, nežinau, į savo tėvus pažiūrį, tai pas jis irgi gyvenimas labai, labai skirtingai klostėsi ir klostosi. Tai jie gal ar iš tos perspektyvos žiūrėdami, ar tiesiog matydami ir pasitikėdami manim kaip jaunu žmogum, davė tą pasitikėjimo kreditą ir leido priimti tą sprendimą visiškai pačiam, be jokio kažkokio, nežinau, tokio, gerai, tai nejutau to. Noris perėti truputėlį daugiau ir arčiau dabarties, arčiau kūrybos. Kaip manai, kokiamis savybėmis šiaip turėtų pasižymėti šokėjas? Kuo toliau esu scenoje arba įvairiuose kūrybiniuose procesuose, nes vis dažniau atsiduriu ne tik scenoje, kaip, sakykime, šokėjas, ar ne, bet taip, ir aišku, ar kaip choreografas, kuriantis šokio spektaklį, bet vis dažniau tenka ir dramos teatre būti, ir būti to choreografu, arba kaip dabar iš tikrųjų vis dažniau pradedu ir save įvardinti, ir mes su daugeliu kolegų pradedam kalbėti, yra judesio režisierius, kas galbūt labiau atspindi apskritai teatro realijas, nes linko suku, kad tas performatyvus menas, scenos menas, ar ne, kur atvyksta tas veiksmas, ar jisai žodinis, ar jisai veiksminis, jis jau nebėra taip aiškiai atskirta, labai viskas pinasi vis labiau ir tos tokios vienos grynos formos, jos vis mažiau yra. Tai mano galva ir aš net nežinau, kaip įvardinti tada tą žmogų. Angliškai tai ta žodis, jisai labai gerai skamba, performer. Jis reiškia, jisai kažką tai atlieka, bet nes jeigu sakai šoka, tai jisai logiškai, jisai šoka, jisai judesi, vaidina, tai jisai daugiau pasitelkia psichologiją ir kažkokią išraišką, kuri išsiskleidžia labiau per žodį. Bet tas performeris, tai lietuviškai gal dar tokio atitikmens kaip ir nėra, bet tikriausiai supranti, ką turiu omeny, kad tai yra daugiau lipdinys, tiesą pasakius, ir vieno, ir kito. Ir tokia galbūt psichofizinė išraiška, psichofizinis atlikėjas kažkoks, aš taip sakyčiau, net aš pats save, aš net nebežinau, ar aš esu
šokėjas. Taip, iš inercijos save vadinu šokėjų, choreografų, bet mane paskutiniu metu tai absoliučiai jo judesio režisierius, net ir savo spektaklį, kai kuriuo aš galvoju, bet aš nesu choreografas, aš taip ten sudėlioju žingsnius, bet pavyzdžiui, net ir šokio spektakliai, jie labai yra skirtingi dabar, jeigu seniau, ne tik seniau, ir dabar yra tokių spektaklių, kur sudėlioti skaičiai, choreografija pagal skaičius, tai tarsi spindi tą lotynišką žodį, choreo ir panašiai, kad tai yra žmogus, kuris sustato judesius į tam tikrą seką konkrečią, kurią gal ten scenoje įgyvendina tą kompoziciją tam tikras kiekis šokėjų. Kai tuo tarpu pats spektaklis, jisai turi daug komponentų, šokio spektaklis, dramaturgija turi visus tos pačius elementus, ką turi ir įprastas dramos teatro spektaklis, tai tu irgi esi režisierius, tai tada ir esi, tai galvoji, šokio spektaklio režisierius, dramos teatre, pavyzdžiui, aktoriai vaidina, bet tave būna dažnai man tenka dalyvauti procese, kur tikrai yra daug scenų su judesiu arba šokiu, vėl yra aiškiai šokėjiškos scenos ir yra judesinės, kurios kaip mizanscenos yra, arba yra kažkokia aktoriaus išraiška, kažkoks personažas, kuris turi tam tikrą specifinę fizinę kokybę, kaip jisai juda ir reiškia save. Tai yra daugiau gal judesys, platesnė tokia imtis, nebūtinai šokis, tai tada tu judesi režisuoji, tu irgi sėdi kartu su režisierium, režisierė ir tu diskutuoji apie personažą, apie jo psichologiją, koks jis yra, kas jis yra, iš kur jis yra. Tai tada tu kaip ir irgi režisuoji judesi, nes tu ieškai ne taip, kad jis čia ranką dabar pakels, bet ką tas judesys galbūt reiškia ir kodėl jis jį atlieka. Nes iš seno dramos teatre vis tiek aktoriai to klausimo, kodėl klausia. Šokė pas mus dažniau yra, tu darai, pajauti ir tada atrandi. Čia yra iš skirtingų išeities taškų tu ateini prie to, bet esmė, tu vis tiek ateini prie to paties dalyko. Tai kartais man būna ta distancija labai tolima ir aišku, per tiek jau laiko aš jau kažkaip išmokęs tą priimti, nesureikšminti, tiesiog ieškoti tada individualiai prie kiekvieno aktoriaus kažkaip prieimą, kaip tą atstumą sumažinti, jeigu jis yra kažkaip neimpauzinti, kad dabar tu daryk taip ir neklausk. Jeigu matau, kad tam žmogui aktualu, logiška, aš tada kažkaip pabandau pabūti jo kailėje, suprasti jo prieimą ir psichologiją, nes kiekvienas mes personažą kuriam labai skirtingai, nes ir mokyklų yra teatro labai daug. Tai mano galva, tas žmogus scenoje, tai yra psichofizinis atlikėjas ir tu esi kaip kempinė priklausomai nuo situacijos. Mes nuolatos turim save iš tikrųjų edukuoti, mokyti, tyrinėti. Tai vėl personažo kūrimas ar nežinau, ar tai būtų per judesį, ar per kitas išraiškos formas. Tu turi domėtis labai daug pasaulio, imti į save informacijos, nebūtinai tos kiekybinės, bet patyriminės, įvairios vizualios, būti lauke galų galiausia, kartais paprasti pokalbiai, kartais gamta, tai toksai kempinė. Ir vėl, aš nežinau, pavyzdžiui, kaip apibrėžti, kas tas yra šokis. Man net yra taip sudėtinga, aš kuo toliau apskritai nežinau, ką aš darau, man tai yra kūno kalba. Aš tiesiog, kadangi neturiu tiek daug, nors dabar daug galiu kalbėti, bet kai reikėtų, sakykime, metodiškai vaidinti, tai tą, ką aš išmokau mokyklai viduriniai, tai aišku, tai yra neprofesionalus lygis ir aš jokių būdų nepretenduoju į žodį aktorius. Aš tikrai, aš galiu kaip žmogus, kuris turi jau beveik 20 metų patirtį teatre ir yra tikrai ne vienam dramos teatre, kaip judesio režisierius ar choreografas dirbęs, tu matai, iš ko dalykai pasidaro, bet tai yra irgi technikos, tai aš negalėčiau to padaryti, nes tai yra mechaniški dalykai pa žmonės ir tai yra išdirbama, o aš to neturiu. Bet man yra ta kūno kalba, kurią aš nuolat tyrinėjus, visada užsiemus savistabą, stebiu, kas man įdomu, kas nebeįdomu ir atrodo dabar toksai vyksta vis tiek,
atrodo ir mokaisi, bet tuo pačiu valai save nuo tam tikrų kažkokių dalykų, kurie galbūt yra labiau formalūs, nežinau, dėl šou, nes šokį ar ne, kūno kalba daug to kartais, ypač šiuolaikiniam visokių akrobatinių elementų. Nu, labai vėl ta imtis šiuolaikinio šokio iš vis yra, šiuolaikinis šokis, kai koksai chameleonas, kuris gali priklausomai nuo situacijos. Daugiau teatras, daugiau, nežinau, akrobatika, toks skolinasi iš visko. Bet mane daugiau jo domina jungtis tarp psichologijos ir fizinės išraiškos, taip kaip nuo būsenos, būsena, ir tas labai jungia dramos teatro aktorius būseną, tu turi būti tame, kitaip tai bus formalu, turi pajausti. O kad tu pajaustum, iš tikrųjų reikia daug ir įdėti intelekto, reikia daug domėtis, kad tu susikurtum tą savo pasaulį. Ir net jeigu tu ir visko nežinai, bet tu jauti situaciją ir dažnai kūnas padiktuoja. O kaip tas judesys, ta forma, šokis, tai nėra tik linijos, nes gyvenime tiesių linijų tokių kaip ir nėra. Tai kaip padaryti viską kažkaip organišką, kad būtų. Tai, man atrodo, irgi yra vienas dedamųjų tokių elementų, kas yra svarbu aktoriui, šokėjui ir tam, kuris yra per vidurį geriausia atveju, tas su tuo, ką daro, kad tai būtų organiška. Ir jeigu, pavyzdžiui, aktorius, kuris, nerealiai gerai juda, tas yra organiškas perėjimas. Kartais stebi vieni aktoriai ar šokėjai, turi nerealų gebėjimą ir vaidinti, bet ir jausti, kaip fiziškai atreaguoti scenoje ir būti tuo kūnu. Jam nereikia galvoti, jam nereikia nieko statyti, tas vyksta natūraliai. Tai tokia kažkokia kempinė pagal situaciją, ypač tam kūrybiniam procese, kai būna pati pradžia, tu ieškai ir tie žmonės labai tada išsiskiria. O kitas ateina ir sako, reikia sustatytum judesius ir panašiai. Ir tada ten jau kitos strategijos įsijungia. Ja, nes tas teatras, sakau, jisai visas labai pradeda jungtis, maišytis ir aš jokių būdų nenoriu irgi pasakyti, kad tai dabar čia, jeigu tu tik tai vaidini ir tik šoki blogai, nes man atrodo ir tai turi egzistuoti, nes tai kalba apie įvairovę, yra kiti tokie dar labiau kraštutiniai performansai, ar ne, kuri irgi yra labai svarbu, kad tai būtų, nes mes kalbam dabar daugiau, aš kalbu per spektaklių prizmę, bet vėl yra dar abstraktesnis mąstymas arba kaip tik konceptualus mąstymas, kur tai vėl kažkaip išeina iš to teatro kanono, kažkokių dramaturginių ribų, ar ne, ir tą irgi svarbu tyrinėti, tai ten dar kitokias taisyklės ar netaisyklės net egzistuoja ir man tas irgi labai įdomu, galvoju, wow, kokių norautų žmonių ir galvoju, kaip tai ten galima taip padaryti, atrodo, pats jau drąsus esi, bet ten, kai būna pamatai, Tai tiesiog irgi ir domėtis, nebijoti domėtis, bet jeigu esi, nežinau, aktorius ar režisierius, tai tik savam laukia būti. Tai faktas, kad būtina eiti ir į šokį, aš jau nekalbu taip, kad ir apskritai į kitus vizualius menus ir panašiai, ir taip ir šokėjim lygiai taip pat yra sveika eiti visur, matyti gerus, blogus pavyzdžius, nes daug kas gali išmokyti. Tu truputį užsiminiai apie kismą, apie tai, kaip, tavo nuomonė, nebelieka kažkokių aiškių formų, ar ne, viskas kažkaip persidengia, teatras, judesys. Tai aš noriu paklausti, tu nemažai tikrai pats žiūri spektaklį, nemažai keliauji, pristatai savo darbus įvairiausiose festivaliuose. Kokias tendencijas išvelgtum iš galbūt labiau judesio teatro? Apie ką kalba šiandienos Europos arba nebūtinai Europos kūrėjai? Jo, čia tikriausiai turėtų šalia mane sėdėti dar daugiau tokie, kaip pasakyti, prodiuseriai, kurie tikrai daug po festivalius skraido ir važinėja ir tikrai pamato tą paletę įvairiausių darbų. Tikriausiai labai priklauso nuo konteksto, nuo šalies. Aš vis tik manau, aišku, Lietuvoje mes net ir šokyje vis tiek mes dar nemažai turim to psichologizmo tokio tam tikro. Aš ir pats save stebiu, kad
Jo, aš galvoju, kas mane domina, nu, tai tokie psichologiniai kažkokie dalykai, kas yra tokie lietuviam gal būdingas, jau taip noriu sakyti, kad būdingas, nes tokias tendencijas matau. Europoje, man regis, ypatingai Europoje, sakyčiau, Europą šiuolaikiniam šokiui, nu, aš daugiausiai apie šiuolaikinį šokį arba šokio teatrą galiu kalbėti, todėl, kad jo, tai yra tas sritis, tai yra tikrai daug drąsos ir tos temos kartais yra nuo iki jos super drąsios, jos gali kalbėti apie lyčių lygybę, apie įvairovę, bet tuo pačiu metu gali būti apie visišką futurizmą, nunešti ten apie, nežinau, apie subkultūras, įvairias subkultūras. Pas mus Lietuvoje tas subkultūrų klausimas, na, jis tikrai pas mus nėra tų subkultūrų, bet ten žmonės, mes galime subkultūros sakyti, Marozas, Reiveris, ten iš geriausiu atveju, ne, ten subtilybės, ten kažkur, ten, nežinau, ten Amsterdamo, va tam rajone, ten yra va tokie žmonės, kur ten daro tą ir staiga, va, bam, spektaklis. Ir tikrai tada ir tos priemonės, ir va ta išmonė, saviraiška yra nuo iki. Ir tie formatai crazy visokiausi yra. Pas mus vis tiek yra galbūt daugiau, yra scena, toksai sudėliotas labiau klasikinis variantas, kas jisai nėra blogas, jisai viskas va gerai, bet tiesiog, aš manau apskritai, nu aišku, mes, jeigu taip žiūrėti istoriškai, nu, tai aišku, mes šiuolaikinių šokių ir apskritai, nu, šiuolaikinis šokis jau taip išsikerojo, tai po nepriklausomybės, nes sovietmečiu tai buvo, ta prasme, alternatyva, kurios negali jokių būdų būti. Teatras dramos, taip, jisai pasislėpęs po simboliais, ar ne, jisai bandė žinutę perteikti, jis galėjo egzistuoti, bet nu tai va, jis toksai buvo po simboliais paslėptas ir tas simbolizmas vis tiek mums yra toliau būdingas, jis yra kitoks, bet būdingas. Tai šiuolaikinis šokis dar yra, nu, negaliu jau sakyti, kad labai čia jau jaunas, nu tikrai jis nėra jaunas, bet tai vis tiek savo tematiką, ar ne, šokio kūrėjai Lietuvos, ypač gal mano kartos ar vyresni, mes vis tiek formavomės daugiausiai Lietuvoje. Dabar yra jaunimas, kuris drąsių sprendimų tikrai gali pasisemti, nes studijuoja labai daug studentų Lietuvos šokio bendruomenės, kurie yra užsienyje ir tai jie mato labai įvairovę ir jau matai darbuose galbūt ne tokias globalias kažkokias temas, kaip mes nagrinėjom, bet kažkokias labai specifines, tokias, galvoju, kaip sugalvoju tokias paprastos idėjas, bet padaryti kažką, pavyzdžiui, ten tokį cringe kažkokį reikalą kažkokį. Ir tai viskas yra svarbiausia, kad tai nėra kažkaip, kaip pasakyti, nežinau, provokatyvu, kad čia šokiruot kažką, ne, bet tai yra super profesionalūs darbai, tiesiog jų raiška, jų visų pirma, idėjos yra tiesiog kitokios. Tai va, Europoje, logiškai, kiekybiškai to yra ženkliai daugiau, nes ir tos šokio bendruomenės jos yra labai didelės ir jos jau ten va tą ciklą idėjų suka 16 ten kartą iš serijos ir daug kas išbandyta, jau visiems nieks nebeįdomu. Tai va, gal Lietuvoje dar tas smagu, kad tai yra dar to atradimo džiaugsmo, žinai, nors dviratis ten jau sukasi kažkur, mes atrandam tą ir tas fainai. Iš kitos pusės, aš kažkaip visą irgi, nu, ir apie save galvoju, kur aš šitoj visoj paletėje esu, nu, tai jo, aš tikriausiai esu kažkur per vidurį, nei aš čia kažko labai provokatyvaus ir super novatoriško darau, bet man svarbiausia tiesiog atrodo, kad scenoje ar su to, ką aš darau, kad aš, nežinau, būčiau sąžiningas kažkaip su savim, kad aš darau tas, kas man patinka ir kad tai kažkaip paliestų žiūrovą, kad tai komunikuotų su juo, nes aš tikrai labai daug kažkaip visuomenę joje ir dalyvauju, bet ir stebiu ir nu, mano kelias yra tarsi reflektuoti ir kažką pasiūlyti visuomeniai, kur jie galėtų išgyventi. Mano tokia forma dažniausiai sceninė yra, kad aš tą vis žiūrovą bandau arti prisitraukti, nes kažkaip arti, labai arti, nes kažkaip man
teatras tarsi kažkokia bendras išgyvenimas, kažkoks kaip, nežinau, ta teatro senoji prigimtis, ritualas. Tai vat ritualas, tas, kas iš tikrųjų jungia teatrą ir jungia šokį, nes tai yra šokis atsirado ritualo būdu rate šokant ir teatras kažkuria prasme turi va, tą ritualinės apeigo, jeigu kalbėtume apie teatro ištakas va, tą ritualą, rituališkumą, kad tas šventikas jisai atlikdavo kažkokį veiksmą ir būdavo žmonės, kurie stebi, kažkas įvyksta, ar ne, ar ten išganimas, ar dar kažkas. Tai va, ir vienam, ir kitam, kitoj meno srity tas rituališkumas jisai yra. Tai tas kažkoks bendras išgyvenimas. Tai taip kaip aš, tą ne tai, kad suprantu, bet kaip atradau, kas man veikia, tai man tas žiūrovo buvimas arti ir kažkaip to pojūčio suteikimas, nes šokiu jo, kai tu nekalbi visai scenai arba labai mažai kalbi, arba labai nereišliai kažką ten kalbi performinį, nes šokį dažniau to yra, nes nemoki. Tai va tada kažkaip tu nori, kad tas žiūrovas jisai galbūt pajaustų, o tas pojūtis, o kai tu jauti fizinį kūną šalia ar tą kažkokią energetiką iš arti, tai natūraliai taip yra ta mintis, kas čia vyksta, bet yra tuo pačiu daugiau pojūčio. Tu girdi garsą, kuris vibruoja ir tu jauti kūną, kuris šoka, tu gauni tokią fizinę patirtį labai stipriai per vibraciją. Tai toks, sakau, tai man tai atrodo, man pačiam sąžiningas kažkoksai tai būdas, kuriame aš jaučiuosi gerai, nesivaikau kažkokių specialiai madų. Labai džiaugiuosi, jeigu kartais jo pavyksta kažką tokio, wow, sugalvot kažką šibiškai naujesnio, truputį naujesnio savo. Bet jo, nesinori ir kopijuoti kažko, nežinau, tiesiog stebi, ką kolegos daro, kaip įkvėp, kuo įkvėpti gali, bet tuo pačiu metu jie ieškai to savo kelio ir nebandai sakyti, va, jie tai taip daro, tai ir man taip reikia daryti, nes yra pirmas kelias, tiksliau pirmas žingsnis į nuobodybę, man atrodo. Jeigu jie gerai daro, tu už juos jau geriau nepadarysi, nes kai tu jau padarysi, jau bus kažką naujo atradę. Tai va, tas sąžiningumas kažkoks savo. Kaip tu manai, aš turiu labai daug klausimų, kurių noriu paklausti, bet aš matau, kad mes po truputį artėjom link pabaigos. Kaip tu manai, Mariau, ar, nežinau, Lietuvos, Kauno galbūt žiūrovai yra linkę priimti eksperimentus? Va, tu truputėlį kalbėjai ne apie kažkokius, nežinau, mažos bendruomenės Amsterdame kažkokią ten subkultūrą ir tai staiga tampa nacionaliniam ten pristatomas ar ne spektaklis. Mano klausimas, jo, aš bandau kažkaip, nežinau kaip tiksliai jį sudėt, bet man atrodo teatre, ar ne, tai tu vis tiek, net jeigu tu kažkaip jau ten labai nesupranti, tu vis tiek kažką supranti. Tai šokyje, tai tu gali iš vis nieko nesuprasti, ar ne? Va, tarkim, aš įsivaizduoju ten, nežinau, su visa pagarba Janina iš Raseinių atvažiuoja į Vilnių ir staiga ten šoka kažkas žiauriai aukštas, ten pilotažas, nieko nesupranta. Ir galbūt niekada nebegrįžti į šokį. Tai čia mano toks dvigubas klausimas. Ar tu manai, kad mes, va, tarkim, galim kalbėti apie didmiesčius, ar mes esam linkę priimti eksperimentus? Ir jeigu ne, kaip reikėtų apie tai kalbėti? Bet kaip arčiau pritraukti tą žmogų, kuris galbūt niekada nesidomėjo šokiu ir, va, kaip daviau pavyzdį, ar ne, ateina, nieko nesuprato ir daugiau niekada neteina, tai kaip išvengti va tos situacijos, kad net jeigu nieko nesupratai, vis tiek norėt matyti antrą kartą? Logiška, kad tikriausiai taip, mes didmiesčiuose turime daugiau tos įvairovės ir tai, kaip pasakyti, tie ciklai metai iš metų eina, mes turime festivalių krūvą, tai net jeigu būna tu nesupranti, visada tarp žiūrovų bus krūva, kurie supranta ir tave ta banga ir nuneša paskui ir tu kažkaip vis tiek tada galiausiai supranti, pajunti, nes net ir kai žiūrovas, tu bežiūrėdamas, tarp gebančių suprasti žmonių, tu greitai labai mokaisi, čia kažkaip lyg juokėsi, lyg jautru, gal čia taip. Čia tiesiog yra, apskritai yra daug daugiau galimybių, net jeigu tu, žinai, ten,
gal ten mažesnė mieste tu turi ten vieną kartą į metus galimybę nueiti ir pamatyti ir tave tiek ten išdaužys, kad tu gyvenime nenorėsi eiti, bet jeigu tau čia yra galimybė ateiti iš naujo, tai tu turi tokį antrą, trečią šansą. Tai tuose didmiesčiuose šiaip tiesiog yra daugiau matyti pasirinkimo, bet mane dar tokie smulkus nuokrypis, aš galvoju, ar pas mus yra, Kaune to daug, aš sakyčiau, net nėra to, iš tikrųjų pas mus daug to klasikinio, sakykim, to arba tokio saugaus, tokio žanro, ar tai šokiai, ar teatre. Man toks jausmas, kad prieš kokių 10-8 metus to darsi daugiau tos buvo pradėti tokios jau užuomos, kad kažko čia bus daugiau. Bet aš manau, kad tai yra ir susiję su apskritai, galbūt ir valdžios požiūrių Kaune bendrai į kultūrą. Į tą aukštąją kultūrą, net ne aukštą kultūrą, apskritai tiesiog į profesionalią kultūrą, į nišinę kultūrą, nes kuo kultūra profesionalesnė, tai jinai turi daug nišų, nes mes tada logiškai, jeigu kuo profesionalesnė kultūra, ji labiau išsivyščiusi, kuo labiau išsivyščiusi, tuo menininkai pradeda vis kelti smulkesnių klausimų, apie ko mes ir grįžtam, dėl ko Amsterdame mes turim ten tą blusinėjimą tokių temų, kur pas mus dar mes net neprieė. Nes elementariai tiesiog tu esi tame lauke labai daug temų, potemių vairiausių ir tų menininkų labai skirtingų, bet pas mus ir buvo post galerija, kurios, tokių buvo įdomių performansų pradėjo rastis, žmonių įdomesnių, bet Kaune, pavyzdžiui, problema yra erdvių mes tokių kaip ir neturim, kurios galėtų telkti tos menininkus dialogui tarpusavio, kur mes galėtume bendrauti, daryti. Taip dabar čia galėtum sakyti, tai va, čia pilna, čia erdvė. Bet taip dėja nevyksta dalykai. Jeigu tu nori daryti rimtą meną, jeigu tu nori daryti profesionalų meną, tai turi tam tikros sąlygos būti užtikrinamos ir tai yra miesto atsakomybė, kiekvieno miesto atsakomybė suteikti tą vietą, ne tik dar vieną, daugia aukštį pastatyti, kelią nutiesti, bet ir padaryti tokią vietą, kur menininkai galėtų save išskleisti, kaip sakant. Tai mano požiūrį, Kaunas šitoje vietoje taip pakankamai pavėsyje yra, Europos kultūros sostinė tarsi tą šiek tiek praskleidė, bet ten buvo vėl dar kitaip, todėl, kad tai yra daugiau buvo apie bendruomenės, tai mes turėjom tos veiklos, bet ten vis tiek nukreipta į bendruomenės, o kadangi bendruomenės, tai tu važiuoji į rajoną ir tu ten jau, neprisišakosi, tu turi vis tiek kažkaip rasti būdą, kas būtų tai bendruomenė aktualu, tai tu kažkuria prasme šiek tiek tarnystė, bet tą gerąją prasme užsiemi. Bet jeigu grįžti prie tų didmiesčių, taip, tai čia yra vis tiek, tai yra daugiau galimybių pamatyti, mes turim, sakykime, Kaune turim tų festivalių ar ne, ar turime Auro šokio festivalį, mano favoritas būtų Kontempo tikriausiai festivalis, kur, tikrai tokių yra spektaklių, net jeigu tu nieko nesupranti, bet, pavyzdžiui, festivaliai yra kokių 10 spektaklių ir jeigu tu pasirenki, kur mažiausiai, tiksliau, nuo lengviausiai suprantama ir tada tu gali, tai per visą festivalį, 10 spektaklių nueini, žiūrėk, ir daug ką išmokai. Tai yra tų galimybių daug. Ir aišku, tie žiūrovai, kurie tave moko irgi kartu bežiūrint. Tuo tarpu regione, tai ta situacija yra kitokia. Man daug metų tenka šokti spektaklius įvairiuose Lietuvos miestuose, ir didmiesčiuose, ir mažesniuose Lietuvos vietose, ar ten su Nepiko, su savo trupe, ar su kitais teatrais. Tai tu per tiek laiko daug tos refleksijos yra ir daug tų strategijų galvoji, kaip čia daryti. Viena vertus, nenori pataikauti žiūrovai, ta prasme laikytis tos didžiosios A raidės, kad aš čia darysiu tik tais taip ir ne kitaip. Bet taip, tai irgi yra momentas, kad nesinori ir išgąsdinti žiūrovą, nes mažesnėse miestuose bendrai, sakykime, tos įvairesnės kultūros yra gerokai mažiau. Čia vėl mes grįžtam prie valstybinės politikos, kad
pas mus yra apskritai tas toks bereikalingas supriešinimas, bet čia nenoriu tik pasakyti irgi, kad tik Lietuvoje tas yra, bet tai yra labai sena tema, egzistuojanti miestas ir mažesnės, sakykime, mažesni miesteliai, regionai, arba tai būtų dar grubiau sakant, miestas, kaimas. Ir šita takoskyra, jinai yra daugelį šalių ir, žinai, tai jinai nuo seno tokia likusi. Ir iš tikrųjų, taip, mažesniuose miestuose tos kultūros įvairesnės yra mažiau, bet pati valdžia, valstybės požiūris yra apleistas. Tie regionai iš tikrųjų Lietuvoje, sakykime, yra jeigu žiūrėti iš pačios, sakykime, tos mūsų valstybinės valdžios požiūrio taško, tai tikrai yra apleista. Vieninteliai objektai, kurie iš tikrųjų regione rūpinasi kultūra, yra, kultūros centras yra vienintelis uostas iš esmės toj vietoj, kuris dar tą pulsą formuoja. Tai čia jau tada priklauso, kokie žmonės ten yra, ar jie plačiai mąstantis, ar jie nieko nemąstantis, tiesiog mes su Šiuolaikinio šokio asociacija prieš pat pandemiją važiavom visus Lietuvos kultūros centrus. Aš bijau pameluoti, tuo metu buvo 65. Tai tu tikrai labai gerą vaizdą susidarai apie kas kur yra Lietuvoje. Yra tokių kultūros centrų, kur yra 2 darbuotojai, dirba 20 metų, direktorius ir ūkvedys ir daugiau nėra jokio kolektyvo, yra patalpa ir nieks nevyksta, o jie algą gauna. Ir miestelis yra, kultūros nėra, bet yra kultūros centras. Bet valdžia to nežino arba nesidomi iki galo ir tada gaunasi tokia dirbtinė, kad čia viskas vyksta, iš tikrųjų nieko nevyksta. Tai tada, kai tu atvažiuoji su savo visais menais ir tada tu iš tikrųjų pradedi galvoti, kad, atvažiavęs į tam tikras vietas, tu užsiemi misiją. Jokių būdų tu nelaikai žmonių kažkokiais kvailais, ten blogesniais, jie tiesiog yra mažiau patyrę. Tu tikrai turi pažeidžiamą žmogų prieš save ir tu turi taip delikačiau dalykus daryti. Tai mes vis tiek, taip kaip aš strategiją savo suprantu, mes pradedam vežti. Mes ir neturim labai tokių lengvų spektaklių, kur ten viskas aišku būtų, net ir pats linksmiausias, kažkoks nuraučiausias spektaklis vis tiek pas mus yra neaiškus. Bet mes pradedam nuo lengvesnės truputį gal temos, lengviau perkandamos, bet mes vis tiek po spektaklio, pavyzdžiui, liekam pabendrauti. Čia, man atrodo, yra svarbus labai momentas. Nes vėl priklausomai nuo to mažesnio miesto, tų ir žiūrovų nebūna, ten tikrai net po 300, ypač iš šiuolaikinį šokį, net ir į teatrą, tiesiog. Tai tada tu turi megzti tą ryšį, turi bendrauti, atiduoti tą duoklę kažkokią, bet aš pastebiu, kad per ilgą laiką, kas atsitinka, kad tu jeigu užmesgi ryšį iš pirmo karto, tai tą patį miestą atvažiuoji 5 kartus ir tada tu 5 kartą gali visiškai nesikuklindamas rodyti perdegimą kokį ir žmonės jau galvoja, aš tą nieko nesupratau, bet jūs nerealiai varot. Ir tada jie jau pradeda formą pagauti. Iš kitos pusės, šiaip bent jau, aš aišku galiu daugiausiai apie gal šokio mūsų bendruomenę kalbėti Lietuvoje, mes tikrai didelės pastangas labai dedam į tolygę sklaidą visoje Lietuvoje, neskirstom didmiestis, mažas miestas, beje, įdomumo dėliai, kaip tik vakar kažkodėl galvoju ir galvoju, nes gal metų galas artėja ir pradedi reflektuoti, kur kiek spektaklių šoka ir aš pradedu suprasti, kad tik 20% spektaklių, jeigu tai yra Lietuva, aš šoku didmiesčiuose, visi kiti spektakliai yra kažkur Lietuvoje mažesniuose miestuose. Tai didžioji dalis energijos nukeliauja būtent ten. Ir daugiau Lietuvos šokio menininkų, iš tikrųjų mes per metus labai daug kur pravažiuojam. Ir tada tie kultūros gal centrai, kaip ir sakiau, tie tokie ostukai, pavadinkim taip, jie iškart pradeda, čia visai įdomu, gal čia galima projektą parašyti. Tai tada kultūros centrai paskutinius kelius metus daugiau tokių atsiranda, kurie teikia projektus susietus su būtent šiuolaikiniu teatru. Nebūtinai tik su šokiu, tai yra ir teatras. Tai
tas dar labiau išsuka tą ratą, išsuka tą visą tą tokią kažkokią ciklišką dalyką, kad vis daugiau vyksta veiksmo ir mažesniuose Lietuvos miestuose, tą veiksmą inicijuoja būtent vietiniai. Ir jie tada irgi užsiema tą sklaidą, renko tos žiūrovus ir kai kur tikrai išsisukia. Man labai geras pavyzdys, nežinau, Žagarė. Atrodo, ten, kiek ten tų žmonių gyvena, didelė dalis Romų, visiškas pasienis, ten nieko nėra, o ten festivalis ant festivalio, frinžas vyksta, yra pasaulyje, ten tų frinžų nėra jau tiek daug, Žagarė turi frinž festivalį, kur alternatyva, Benas Šarka performina, ir tada tu žiūri, galvoji, viskas yra vėl nuo tų žmonių, kurie ten tą užsukia reikalą ir jiem, pavyzdžiui, mes nuvažiuojam, mes leidžiam premjerą čia, Kaune, man visiškai drąsu ten daryti, nes aš žinau, kad žiūrovai tą priims, jie jau užaugę, jie jau matė. Tai va, bet jo, tas neišgazdinimo momentas, jis yra tikrai svarbus, bet ir tuo pačiu metu sakau, visą laiką tikrai negaliu sakyti, kad nesam nudegę, tikrai, tu negali žinoti. Yra viską, vakar atvažiuoji, baigęs spektaklį, žmonės sėdi ir jie sėdi ir tada iš tos tokia, jo, čia reikia paplot, bet tu jauti, kad jie nežino, dėl ko reikia plot, nes tiesiog neperkando. Dėl to labiau jo, kad šokis neverbalu ir panašiai. Ir aišku, žmonės, mes paskui būna, aišku, tada liekam kalbėti ir apskritai, kaip gal tą meną vartoti ir jį priimti, kad čia net grįžtam prie to, apie tą savirišką, kai tarsi mes bandom viską racionaliai suprasti ar pažinti pasaulį, kažkaip tvarkingai įvardinti daiktą, bet pažinimo būdų yra daugybė, ne? Per stebėjimą, per lytėjimą, per veiksmą, kai kam atrodo, nežinau, žiūrėti objektą ir atrodo, stebiu, kitas labiau girdi, yra daug būdų patirti, tai ir spektaklį, aš nežinau, aš irgi nevienodai žiūriu, aš kartais nieko nesuprantu, net ir tam pačiam šokį. Sėdžiu, žiūriu, galvo, bet čia akimirką gal čia nėra apie supratimą, čia kažką mane kito nori, kažkaip kitaip mane tas pasiekė. Ir to reikia kartais nebijoti, nes menas veikiausiai tam gal ir yra, kad atlaisvintų mūsų tą protą nuo to stalčiukų. Gal mes įpratę tiesiog, žinai, tu pažiūri teliką, viskas aišku, viską tu supranti, ten kažkas su kažkokia drama, žinai, tai ir tada nueini į teatrą, nueini į kažkokį šoką spektaklį ir kartais labai teisingai, man atrodo, pastebėjai, kad tas supratimas jis nebūtinai yra racionalus. Mariau, pabaigai, mes kada kalbėjom su pirmąja viešne, Virginija Rimkaitė, dramaturgė, mes kalbėjom apie pabaigas. Ir aš jos klausiau, kada dramaturgas supranta, kad, tarkim, čia yra pjesės pabaiga. Tai aš noriu tavęs paklausti, kada tu kaip choreografas supranti, kad čia yra šokio spektaklio pabaiga. Aš jau padariau darbą ir ar būna ta būsena, kada tu jautiesi kažkaip užtikrintas, bet kad aš labai tiksliai savo žinau, kad čia aš padariau viską, ką galėjau ir čia yra pabaiga. Dabar bent jau kažkaip tokiame etape esu, kad atrodo dabar man toks etapas, kur eilė spektaklių, kur kažkaip jaučiu šitą, čia yra pabaiga. Bet jokių būdų tuo pačiu nepriemu tai, kad dabar tai bus visada, nes yra buvo visaip, atrodo, statai spektaklį, parodai jį ir supranti, kad wow, kiek čia dar daug darbo yra. Nes žiūrovas labai gerai atsako į daug dalykų, nes ypač gal ta forma, kurią pats kuriu, kai žiūrovą arti labai laikai ir jeigu yra net ir tiesioginis kažkoks ryšys su juo ir jeigu tu jauti, kad kažkas neužsimezgia, tai kažkur tą turi mazgą atrišinėti ir ieškoti, tai tada tas procesas kaip ir tęsiasi. Bet man kažkaip jo paskutiniu gal metu, bet čia tikriausiai susiję yra dalykai, nes apskritai, šokio spektaklių ta dramaturgija, jinai kitaip dėliojama dažniausiai, ne tai, kad kitaip, bet tas
principas tarsi toks pat, bet kai tai nėra išrašyta pjesė, tu tarsi tos sakinius kažkaip mintyse rašai, dėlioji ir panašiai. Tai, vat, tai yra pakankamai, sakyčiau, nenaujas, bet tikrai jaunas žanras apskritai šokio dramaturgija, ypač Lietuvoje, nes aš tą galiu labai pasakyti drąsiai per tai, kad net ir šokio spektaklio analizės, tokios ar kritikos, jos, jinai yra, bet dažniausiai ją daro teatro kritikai. Bet čia yra irgi problema, nes teatro kritikai nebūtinai supranta šokį ir tada, kai tu analizuoji per teatro prizmę, tada daug ko nesupranti ir tada toks gaunas apie viską ir apie nieką. Tai vat, man sutapimas yra tas, kad kai vis daugiau pradėjau dirbti vėl dramos teatre ir gal prie kažkuria prasme šaknų grįžau, nes ir pats kai šokėjas pradėjau jaus, kad man vat, ta pusė mano, kuri, vat, kad ir vaikystėje buvo, nuo vaikystės, nuo 7 iki 19-18, kur mes daug ką, vat, būtent per aktorinius dalykus dalyvam, per kalbėjimą, ir man vis labiau tas šokė pradėjo tie klausimai rūpėti ir natūraliai, kai tu esi šalia režisierių, gabių režisierių, kurie patys rašo, patys yra rašytojai, patys kuria pjeses ir tu matai, kaip jie dėlioja istoriją, kokios klausimus jie kelia. Tai man tos visos patirtis natūraliai labai į mano kūrybą persikelia ir aš iš savo paskutinių darbų, tai aš tą spektaklį ranka išrašiau popieriui visą. Ir prieš pradedant procesą, net jeigu aš ir nežinau, sakykime, taip, kaip ir dramos, tu gali būti išrašęs, bet tu vizualaus neturi dar to turinio ar neturi, tu gali gal tą formos užmanimą turėti, bet tu nežinai iki galo, koks aktoriaus personažas bus, nes man net labai įdomu režisierius, bet esu susidūręs režisierius parašęs pjesę ir mes pradedam repeticijas ir aktoriai skaito, analizuoja savo personažą ir tada ateina režisierius, klausia, ką čia reiškia? Ir pats režisierius sako, tikriausiai pjesės autorius mane, kad yra taip. Tai režisierius save net atskiria nuo savęs kaip pjesės autoriaus, jisai, ką tai reiškia, kad jis pats analizuoja tą, ką jisai parašė. Ir man tas labai kažkaip imponuoja. Aš pats pradėjau tą užrašinėti ir dėti tam tikrą logiką į scenarijų, ar ne, ir nebūtinai ieškoti racionalaus pagrindimo, bet tiesiog ieškoti, kaip mizanscenos jungiasi, į ką mes einam, vis perrašyt. Ir tada ta kūno kalba ar tos užduotis, kurias aš jau kūrybiniam procese ateinu jų ieškoti, man yra aišku, kad aš, nes šiuolaikiniam šokioje tos abstrakcijos daug, kad tai nebūtų iš tokio tolimo atstumo į temą eitum, bet tu jau, aš žinau, kad šitas spektaklis, sakykime, susideda iš 6 dalių. Šita dalis tokia ir aš tada ieškau užduočių, kaip kiekvieną dalį, kokios užduotis galėtų man padėti pasiekti norimą rezultatą. Tai man tokiu būdu man yra pakankamai aišku, kaip pasiekti tą pabaigą. Tos tikrosios tokios pabaigos, kad finito, kad pabaigiau mano galva, bent jau mano kūrybo, aš stengiuosi jos ir neturėti, nes man, kai atrodo, kai aš žinau, kad pabaiga, tai man ir spektaklis, toks viskas, pabaiga. Man patinka spektaklė turėti tam tikrą nežinojimą ar tam tikrą laisvę, kur aš galiu vis atrasti kažką, tai truputį pridėti naujai arba suinterpretuoti naujai. Šokyje tą lengviau beje padaryti negu, manau, dramos teatre, nes šokyje jo yra truputį jo kiti tie principai. Dramos teatre, kažin ar yra gera mintis, jeigu, 6 aktoriai, bet vienas taiga sugalvoja, aš vis dar ieškosiu, bet 5 kiti nežino ir tada gaunas vis tiek, tai yra dialogai, yra santykiai, tu gilini per pačią jau formą, tu ją atrandi ir tada eini į gilį. Šokiai irgi yra toks būdas, kur tu tikrai žinai, ką tu darai, tu neimprovizuoji, bet eini į gilį, bet yra tas kitas dar būdas, kur yra truputį praviresnės duris, praviresnės truputį toksai formatas ir tada tu ten dar ieškai tų prasmių. Nes gal ir
gal sakykime, paties spektaklio misija ir tikslas yra iš savęs paties yra truputį palikti nežinomybės ir žiūrovui. Tai vat, tas tada padeda vat, ir pačiam kaip atlikėjai, kad kiekvieną kartą truputį tas duris palieki atviras ir žiūrovas tą jaučia, kad tai yra atvira. Tai tokiu atveju tada ta pabaiga tokia, jinai tikriausiai tada jau žinai, kada ateina, kada tu pajunti, kad, nežinau, spektaklį, išsikvėpė, atėjo kažkokia natūrali, net ne mirtis, o paralyžius, tai jeigu dar toliau tu tą rodysi ar šoksi, tai įvyks mirtis, o aš labai taip nemėgstu, aš vis tiek noriu palikti viltį, kad net jeigu ir neberodysi spektaklio, kad galbūt vieną dieną jis dar kažkaip tai gal suskambės. Tai va, bet žinai, aš taip kažkaip nesu gal tiek daug dar prikūręs, kad galėčiau taip vat labai aiškiai, žinai, pasakyti, vat, kad čia vat, pabaiga, kad aš jau, kad, vat, sakykime, žinau kiekvieną kartą, kada yra pabaiga. Aš kažkaip vis dar šitoje vietoje, sakyčiau, mokausi, net ir dabar bandau save suprasti, kas vis tik tais labiau esu. Ar žmogus, o tas jo šokėjas scenoje, ar esu daugiau tas, kuris stato už to šokio aikštelės ribų. Tai aš tas savyje tikriausiai vis dar galbūt esu tas, kuris esu scenoje, tai natūralu man tarsi tas klausimas, ne tai, kad neaktualus, bet jisai yra, nes daug spektaklių pats savo statau. Bet vis tiek kažkaip tas toks daugiau kažkoks buvimo, atlikimo tas momentas man, tas pats aktas yra daug svarbesnis, bet aišku, nenuimant svarbos nuo pačios minties, nes sakau, labai su šokiu lengva nueiti abstrakciją. Ir aš tą ir suprantu, čia grįžta net į prieš tai buvusį klausimą, kad tu turi galvoti irgi apie žiūrovą, nes tu šiaip gali šokti ir vonioji su savim. Bet dėl to mes ir ateiname tikriausiai ant scenos tam, kad mes kažką tai norim perduoti arba užmegzti ryšį. Šokis man yra ne tik, aš visai savo sakau, kad man tai yra komunikacija, ne saviraiška. Čia visiškai grįžtant prie pačios pradžios, aš jaučiuosi savim tada, kai aš esu tarp kitų, tai man vadinasi, jeigu aš užmezgu ryšį, tai tada aš ir save išreiškiu, o ne atvirkščiai, kad aš dabar ateisiu, parodysiu, kaip aš moku šokti ir dabar jūs žiūrėkit ir kaip jūs jau suprasit taip. Tai aš apie tą žiūrovą galvoju, nepataikauju, aišku, jam, bet yra tas labai svarbus komunikacijos momentas, tai tikrai. Aš sakau, galva į žiūrovų salę, dabar yra laikas, nežinau, jeigu turime klausimų Mariui, tai galime skirti minutę, bet man atrodo, buvo labai daug gražių minčių Mariau tavo išsakyta šiandien ir nebejoju, kad tie, kurie klauso mūsų, priminsiu, kad šitą pokalbį galite rasti Katu teatro studijos YouTube paskyroje, tada kada norėsite, tai nebejoju, kad tikrai viena ar kita tavo mintis surezonuos. Atsidėkodamas už tai, kad tu skyrei laiko ir atėjai pas mus, beje, žinau, kad vakar buvo tavo premjera, tai praktiškai tiesiai po premjeros tu esi pas mus. Mariau, čia maža dovanėlė nuo mūsų universiteto. Taip, štai dar čia turim gėlių, va tiesiai iš vazos. Tiesiai iš vazos gėlytės. Aš dar į vazą ir pamerk. Taip, dar į vazą ir pamerk, taip. Aš tradiciškai noriu padėkoti žmonėm, be kurių šitas renginys nebūtų įmanomas. Tai yra Nojus Krasuckas, kuris mums duoda ir garso, ir šviesų. Viktorija Lankauskaitė, kuri rūpinasi, kad mes gražiai atrodytume fotografijose. Ačiū jai. Ir Aivaras Žlibinas, kurio dėka mes turėsime šį puikų, nebejoju, garso įrašą. Tai ačiū labai, kad buvot. Klausykite mūsų, susitikime dažniau ir gražios artėjančios žiemos ir tokio jau rudenio į pabaigą. Ačiū, Mariau, dar kartelį, kad Ačiū.